Labą dieną, aš esu Paulius Ambrazevičius. Ir čia yra mano draugas Paulius Ambrazevičius, Mantas Katleris. Ir mes laimėjom šitą galimybę. Pirmą kartą iš viską nors gyvenime laimėjom. Du draugai laimėjom galimybę Baldaroj būti pirmie, kurie išbando su GoPro kamera pasivaikščioti. Tu žinai tas visas. Padarysim video, pažiūrėsim, kaip šita paslauga realiai atrodo ir nors kiek naudinga. Ačiū. Nu, taigi, užsėkime. Praeik. Žiūrėk, egiptietiškas kažkoks. Simboliai tokie. Čia, kai primena, atsimeni, kai buvom Egipte ir kai... Bet čia yra daug smagiau, nes prie tavęs per kas 10 sekundžių neprieina egiptietis ir nebando įsiūlyti tau kilimą už 4000 eurų, kurį vis tiek parduoda už 2 eurų po to. Bet vis tiek parsivežėm kelius. Šitas fain. O čia tik ant sienos jie gali būti, ar jos galima ir paguldyti? Aš gal su batais nelipsiu, nes negalima kilimą čia žiūrėk. Ne, nes po to reiks susimokėti. Na, ačiū koksai. Eik, čia kaip negyva meška glostyčiau. Beje, yra Pierre Cardin kilimas. O aš galiu tik tai rankšluostį nusipirkti Pierre Cardin kilimo. Kilimą dar neišgaliu. Aš nieko negaliu nusipirkti Pierre Cardino. Apžiūrėk dar, jo, pakelta galva, apžiūrėk prasu galvą. Apsimes, kad tavo kaklas neveikia tiesiog su pečių juosta sukiokis. Kad susilaužiai kaklą, jo, va. Ir padaryk 360. Jaučiuosi kaip susilaužytų kaklu. Nu va, gerai. Pilna kilimų. Ką tu? Paik toliau čia, kol kas jos. Nuik prie fioletinės, prašau nuik prie fioletinės šitos sofkutės, kur visai atrodo smagiai. Pas tave namie, man atrodo, labai gražiai žiūrėtis prie rūžavų sienų. Šiaip, iš kur tu žinai, kad pas mane rūžavo sienų? Aš esu buvęs pas tavo paną, kai tavęs nebuvo. Okei. Gerai, toliau. Pasidaryk, pažiūrėk, kas čia yra daugiau. Na va, prašau, lovos kokios. Okay. Eik, tu čia iš viso, čia net ne king size, čia yra emperor size. Bet tai tokiai lovai net nesmagu būti su batais gulėti, kaip kad tu mėgsti. Aš net nelipsiu, net nebandysiu. Jo, kažkaip ne. Praeik toliau. Va, prašau, čia soda baldai. Juodas batas, ar juodas baldas? Juodas baldas. Va, matai, visi aukštai yra. Va, šita sofkutė faina visai, pažiūrėk žemyn. Šita? Jo. Nu, tokia, žinai, va. Aš atsivizduojant jos atsėdi ir džiugas, sūrį valgai ir vyną geri. Spėk, koks jos pavadinimas. Džiugas? Ne, muzikinis stilius. Andante. Rokas. Ne. Rock'n'rolls. Ne, labai šaudai aplinkui. Nežinau. Jazz. Jazz? Nice. Nes jin tokia, žinai, jazzmeniška. Jo, tai vat kaip ir sakiau. O pažiūrėk į lentą, kur aukštai surašyti. No. Kelintam tu aukštą dabar iš vis? Antram? Antram. Mes antram, mes esam prie. Gerai, praskriek to linbiškį vėjo žingsneliu. Tokie mandesni baldukai, va. Elvis kažkur kampe. Ką? Ten lėkštės sukabintas ant sienų kažkokio. Ne, ten šitas. Žinai, kas čia stumbro kažkas. Ai. Atrodo kaip stumbras. Jo, čia kaip buffalas labiau toksai. Jo, kaip buivalas. Matau, jo. Jo. Va, čia printeris turbūt. O tai tu turi visą šitą kambarį atskirai pirkti, ar tu gali daiktus po vieną? Aš manau, kad gali daiktus, nes visas kambarys... Dar parodyk, ten bučiuojas 2 žmonės, matau kažkokie paveikslas ar pjaustimo lenta tenai. Inside Design Studio 1960s Furniture. Nice. Gerai, grįžk atgal, nes snikt pradeda. Jeigu supranti apie ką. Ai, snikt pradeda? Jo. Ai, oras bjūra, ne? Nu va čia. O vėl žiūrėk sėdmaišiai. Atsigulti ant čiužinio. Padaryk šitos 3 žingsnelius lengvus. Ir man šis čiužinys tinka. Įsitaisyti patogiai. Kaip jaučiatės? Ar patogu? Labai patogu. Galima čia ir pasilikti. Nieko, dar turi apeit porą vietų. Šitas čiužinys yra man. Žiūrėk, mikrobangė. Ai, ne, čiužinys.
Čia tosterinė, skrudintuvė. Nice. Noris eskalatorium pasivažiuoti? Ekskavatorium gal pasivažiuoti? Bijau, kad nemokėsiu kaip. Ja. Nu va, čia jau valgomoje baldai, kas ten